Labas. Šiandien tęsiu su sekančiu video NLP serijoje ir aš noriu šiandien pakalbėti apie principus ir prielaidas, kurios sudaro neurolingvistinio programavimo mąstymo. Ir tai padeda mums galėti pamatyti iš įvairių pusių mūsų situaciją ir aplamai geriau galėti suvokti, kaip kiti žmonės, kurie turi priešingas pasaulėžiūros nuo mūsų, priimti. Ir ne tik priimti, bet išmokti iš jų irgi. Tai pirmas principas, pats svarbiausias, yra, kad žemėlapis nėra teritorija. Ir ką tai reiškia? Kad mūsų perspektyva pasaulio nėra tikras vaizdas pasaulio, o mūsų interpretacija to filmuko, kurį mūsų jutiminiai jusliai sudaro. Visą tai, ką mes matom, girdim, užuodžiam, visos mūsų juslės siunčia informaciją į mūsų smegenis ir smegenis iš to, ką ištrina, bet galų gale sukuria tą filmuką. Ir kai mes reaguojam į situacijas pasaulyje, mes nereaguojam į tą realybę, o į mūsų interpretaciją tame. Tai todėl ir pastebėsit, kai esate kitokiose nuotaikose, tai skirtingai reaguosite į tas pačias situacijas. Ir kaip tai galima pritaikyti savo gyvenime? Tai padeda suprasti, kad visi kiti žmonės kitaip mąstys negu to. Ir visi turi skirtingą filmuką, net jeigu jie žiūri į tą patį dalyką kaip to. Ir galėt suprasti ir užjausti žmonės, kai jie gyvena kitoj bangoje dabartiniai negu to. Ir galėt suprasti, kad tos bangos ateina, praeina, kaip mums visiems su emocijom. Ir kad geriau galėt priimti kitus. Kad nėra ne vienas teisingas būdas, kaip žiūrėti į pasaulį. Yra tiek daug skirtingų būdų, kaip nufilmuoti filmą, ir kiekvienas turi savo poskonį, kuris nėra geresnis ar blogesnis už kitą. Kai kurie mėgsta vienos stiliaus filmų, o kiti kitų. Ir čia tik kaip yra. Ir kai mes negalim to priimti, tai tada kyla vidinės problemos ir galų gale mes galim pasirinkti kitaip čia priimti. Galiausiai išgirdėjimas kitų yra pagrindas komunikacijos. Kad efektyviai galėt savo mintis kažkam įsakyti, turi turėti ryšį su jais, kad jie būtų atviri išgirsti tai, ką turi sakyti. Tai kad tą ryšį sukurti, reikia galėti klausyti kitų žmonių. Ir kai kiti žmonės jaučiasi, kad juos išgirdai ir kad pabuvai su tai, ką jie dalinasi, tada jie gali lengviau jaustis, kad išgirsti tai, ką tu turi sakyti. Antras principas, kad mūsų mintys, kūnas ir emocijos yra dalys tarpusavyje sujungtos sistemos. Ir kaip sudėtinga ekosistema šitas kūnas susidaro iš įvairių organizmų, kur kai kurios kaip bakterijos, kur nėra mes, ir tai sudaro vieną labai sudėtingą ekosistemą, kuriame mes galim įsivaizduoti, kad mes vairuojam šitą autobusą. Visi mūsų pasirinkimai, kur mes kreipiam mūsų dėmesį, kokias mintis mes renkamės galvoti, arba kur mes pasąmoningai savo dėmesį kreipiam, kad automatiškai mūsų mintys kažkur nueitų. Tai viskas įtakos mūsų emocijas ir mūsų sveikatą. Taip pat, kaip jeigu mes pamylėsim šitą kūną ir sportuosim, sveikatą prižiūrėsim, tai taip pat įtakos mūsų emocijas ir mūsų mintis. Ir negali pakeisti vieno be įtakojant kito. Trečias principas neurolingvistinio programavimo liečia tai, ką galim išmokti iš sėkmingų pavyzdžių žmonių, kurie moka kažką naudingo, kurio mes norėtume išmokti. Tai raktažodis čia yra modeliavimas. Ir
NLP išaugo realiai iš šito. Pirmutinis įkūrėjas Richardas Bandleris, jisai mokinosi su šeimos terapeuta Virginija Satyra ir, kaip minėjau praeitam video, išmoko jos nuansus ir bruožus ir kaip jie ką sakė, kad turėtų efektyvų poveikį žmonėms, su kuriais jinai dirbo. Ir jis pastebėjo, kad dauguma terapeutų tiesiog daro kažką, galbūt ką aš moku mokyklai ar univere, bet nebūtinai tai turėjo pozityvų, teigiamą poveikį kitiems žmonėms. Ir daugam iškilo neišsakytas įsitikinimas, kad galima pamažinti simptomus, bet greičiausiai nesutaisysim jų. Ir kilo su ta prielaida, kad viską galima mes pakeisti ar perprogramuoti. Ir išaugo NLP iš jo gilėjimo tai pats išmokti. Ir tada jo kitas įkūrėjas, Jonas Grinderis, jis pastebėjo, kad Bandleris labai efektyviai kažką išmoko, kurį jis pats negalėjo apibūdinti. Tai Grinderis buvo pagrindinis motivatorius pradžioje, kad viską susistematizuoti, neteisingai sakau, bet supratot, ką bandau pasakyti, ir modeliuoti sėkmingus žmonės. Ir pradėjo tada mokinti kitiems ir tada kažkas jiems pasiūlė pasimokinti su Miltono Eriksono hipnozės legenda. Ir gavosi, kad jie modeliavo tai, ką jis darė, ir išmoko tai, ką jis darė geriau, negu jis galėjo pats apibūdinti. Ir čia pavyzdys šito, kaip dažnai kiti gali pastebėti dalykus apie mus geriau, negu mes patys galim. Nes mes negalim savęs iš šono matyti nuolat ir sunku pakeisti mūsų perspektyvą, nebent, pavyzdžiui, nufilmuoja save ir žiūri, kaip tu kažką darai ir tai išanalizuoja. Modeliavimas duoda mums įrankius ne tik kaip išmokti, kas jau buvo modeliuota, bet jeigu yra kažkas žino, ko norim išmokti, mes galim stebėti ir modeliuoti tai, kad patys pasisemti tų žinių. Ketvirtas principas. Efektyvi komunikacija matuojama jo gaunamo rezultato, o ne nuo intencijos. Čia grįžtam vėl prie komunikacijos, kad vyksta 4 dalys komunikacijoje, kai 2 žmonės šneka. Tas, kuris šneka, jisai arba jinai turi mintį galvoje, kurį nori išsakyti. Ir mes naudojam kalbą, kad galėtų išsakyti. Ir kuo efektyviau mes išmokstam, kaip mūsų mintis transliuoti į kalbą, tuo didesnė galimybė, kad kitas žmogus išgirs ir interpretuos mūsų mintis. Tai pirma dalis yra ta mintis, antra dalis yra, ką mes išsakom, trečia dalis yra, ką kitas žmogus išgirsta, o ketvirta dalis yra, kaip jie interpretuoja tai, ką išgirdo. Ir svarbu suprasti, kad gali turėti tyriausią intenciją kažką gero pasakyti, įgalinti kažką. Kaip pavyzdžiui, mano intencija per šitą komunikaciją yra įgalinti juos. Ir jeigu pastebiu, kad dauguma žmonių įsižeidžia kažką, iš ko aš sakau, ir daugiau žmonių nepagauna tos minties arba to įgalinimo, kurio aš siekiu, tai gali būti, kad pasako daugiau apie kaip aš kažką darau ar sakau, kaip aš kažką iškomunikuoju, nepaisant mano intencijos. Ir svarbu čia atskirti, kad mes negalim kontroliuoti, kaip kiti žmonės išgirs arba supras mus. Mes tik galim dirbti su kaip mes transliuojam mūsų mintis, ir tai veda į sekantį principą, kad nėra failų arba nesėkmių, yra tik tai feedbacko arba atsiliepimo. Ir žiūrint į praeitą pavyzdį, kaip aš išsakau kažką, jeigu kiti
interpretuoja kitaip. Jeigu, sakom, beveik visi interpretuoja kitaip ir aš noriu efektyviau jiems iškomunikuoti kažką, tai svarbu nežiūrėti tai į nesėkmę, o pakeisti perspektyvą, galėt pamatyti iš perspektyvos, kuri tarnauja, iš kurios galima kažką išmokti. Sakom, jeigu padarai projektą ir lūkestis yra, kad gautum kažkokį rezultatą iš to ir negauni to rezultato. Vienas būdas pažiūrėti į tą, kaip susifeilinau ir viskas. O kitas galima pažiūrėti, o ką galiu išmokti šito, ką aš labai sėkmingai padariau, kas neveikia, ką aš išmokau, ko nekartoti vėl. Ir čia labai įgalina, kai jau nebematai įvykius nesėkmingos kaip failus, o kaip galimybės išmokti. Nes tai pakeičia žmogaus motivaciją ir galimybės, kaip jaučiasi apie gavus kažkokį rezultatą. Kad nėra neigiamų rezultatų, yra tik tai galimybių išmokti. Šeštas principas yra prielaida, kad žmonės priima jiems tinkamiausius sprendimus tuo metu. Čia grįžta, kad mes gyvenam skirtingose emocijos banguose ir tos bangos, kaip minėjau, viskas yra susiję. Kaip mes jaučiamės, įtakos mūsų sveikatą, įtakos mūsų mintis ir viskas yra surišta. Ir kokioj mes nuotaikoj įtakos, kokius mes sprendimus priimsim, kaip mes ką spręsim. Gali būti, kad sunkesnioj padėty mes pasielgsim vienaip, o išėjus iš tai jau nusiraminus, supratom, kad mes visai kitaip būtume pasielgę. Ir čia suprasti, kad visi žmonės priima geriausią sprendimą, kurie jie tiki yra geriausią sprendimą tuo metu, su tais resursais, kuriuos jie turi tuo metu. Ir čia yra prielaida galėt užjausti žmonės, ir geriau suprasti, kai visai gali atrodyti neadekvačiai pasielgę ar priėmę sprendimą, ir galėt pamatyti save iš jų pusės, kas galėjo būti, kodėl jie taip pasirenkia. Kitaip sakant, šita prielaida yra suvokimas, kad jei mes būtum jų padėtyje, pragyvenę visą tai, ką jie išgyveno, ir toj pačioj situacijai mes greičiausiai būtume pasielgę lygiai taip pat. Ir tai duoda perspektyvą, kad mes nesam puikūs. Mes visi priimam sprendimus, kurie duoda rezultatus, iš kurių mes galim išmokti. Nes kai mes pakeičiam mūsų perspektyvą su šitom prielaidom, tai galiausiai įgalina mus ir padeda mums geriau suprasti kitus žmonės. Ir kai geriau jo suprantam, tai geriau jie mus klausys ir mes galėsim su jais iškomunikuoti bet kokias mintis, kurias mes norim išsakyti. Ir tai veda į paskutinį principą, kad lankstumas veda į sėkmę. Ir lankstumas yra atvirumas naujoms situacijoms. Tai yra priešingai, kad turėti siaurą perspektyvą, kad vien tik matyti pasaulį šitaip, kad turi būti šitaip ir ne kitaip. Nes kai mes užsirakinam tokioj siauroj perspektyvoj, tai mes labai apribojam mūsų galimybės pamatyti iš kitų perspektyvų, kurie gali mums būti naudingesnė, kurie daugiau gali tarnauti. Pavyzdžiui, jeigu matant tik tai per šitą siaurą perspektyvą, mes patiriam kažką, tai kas sukelia neigiamą reakciją mumyse, arba žiūrim, kad tai kaip į failą, tai įtakos viską, ir kūną, ir mintis, ir emocijas, ir mes jausimės kitaip, negu jeigu mes lankstus, kaip lapas, kuris taip lanksto, gali į bet kurią pusę, kai vėjas pučia, vietoj to, kad vėjas nustumtų kietą lapą. Ir pažiūrim į dinozaurus čia. Jie tuo metu buvo patys galingiausi padarai, kurie gyveno žemėje. Ir
žiūrėk, kas jiems įvyko. Atėjo meteoritas ir pukšt, iš karto išmirė beveik visi dinozaurai. Ir kas išliko? Išliko tie lankstesni padarai, kaip tos voveraitės, kurios medžiuose gyveno, netokie galingi kaip dinozaurai, bet jie galėjo adaptuotis prie naujos situacijos. Tai galiausiai jau palieku jūs su šito klausimu, kuo tu būsi? Ar tu būsi kietas, galingas dinozauras, kaip mes žmonės šiuo metu matom save kaip pačius tvirčiausius, ar tu būsi lanksti voverė, kurie gali adaptuotis prie situacijos ir, linksmai galėt žiūrėti į žmonės pozityviai. Iki.